cypdami tą mašiną, kai šoko per tą kalniuką visą. Cypdami tą mašiną, kai šoko per tą kalniuką visą. Ir tik staigiai ten čiuch kažkokį tokį judesį, gazą ant dugno, rankinį nuleido, tie ratai cypdami tą mašiną, kai šoko per tą kalniuką visą. Veidai stabdį, laikai tą sankabai, to mašiną rieda į priekį, tu negali net centimetro dar atleistos sankabos. Nes tie diskai tik prilipo ir jie dabar vis kimba ir vis daugiau jau jie tos 2 sekundės. Tai va, tai toje vietoje, jeigu nori įjungti trečią, papildomai, kai iš instruktorių mokinu, jinai tą pirmą pavarą įjungė, apsukas padidino, štuką 500 apsuku, aš tik žiūriu, jinai į kalniuką tą važiuoja, supranti, tokią visą. Aš galvoju, ta prasme, ką tu čia sakau darai? Mane instruktorius taip mokino važiuoti, šalės, ta prasme, instruktorius. Tai tas termostatas, jisai būna atsidaręs, užsidaręs, tai reiškia ploti istorinė, taip pat išlindo iš variklio tas alkūninis velenas ir jisai sukasi. Jis turi sukimo momentą ir apsisukimų savo ten tą skaičių kažkiek kartų, nes ten per minutę. Kiek kartų jis ten apsukos? Kalbėjau, mane mašinai, kokios yra apsukos. 1000, 2000, 3000, 5000, ne? Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7000, 7 jau nebebūna. Tai praktiškai 5000 tai jau yra problema ir 4000, 7000 maksimumas ten prisivėja kažkas kažką ir sugenda. Ten stumokliai cilindrai tame reikale. Bet įsivaizduot, kiek kartų jisai apsisuka šitas per minutę. Ta prasme, kad suvokti štuką karto, ne, tai užvedė į mašiną yra natūralūs apsisukimai. Kiek rodiklė rodo tų apsisukimų tame rutuly jūsų, kai užvedat mašiną? Kas yra natūralūs apsisukimai? Va, jūsų šitas mašinos prietaisų skydelis yra, reiškia, rodiklė, kuri rodo, nesu rodiklė, yra kaip linija ir rodo, kiek yra tų apsisukimų. Tai ten 0, ne, čia 0 kažkur, tai ten, čia 1, ne, tai rodo 1 tūkstantį, ne, apsisukimų per, būna 1000 apsisukimo, ne? Tai kai užvedi mašiną, kiek yra apsisukimų? Kaip suprast mašiną užvestą ar ne? Jie apsukas pasižiūrėti, ne? Patėlį galvą, jeigu būna negirdi, mašina gera, ten tyliai burzgia tas variklis, nesigirdi, kiek ten kas ten taip yra. Va, tai šitai paėmė tokį, tinkšti ir viso. O jeigu jinai yra užgesusi, tai tau rodys prietaisų skydelis prie apsisukimų. Kiek rodys? 0 rodys, 0 apsisukimų. Tai va, užvedė į mašiną, apsisukimai pakilo, apsisukimų atsirado štuka, ne? Tai va, tai dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, gal ir gerai. Tai va, 1000 apsisukimų, tai yra natūralu. Aš čia labai dabar daug kartų kartuoju, tai užknisančiai. Todėl, kad tai yra super svarbu. Aš jums paaiškinsiu, kaip pajudėti iš vietos, kaip naudoti apsukas, kaip perjunginėti pavaras, kaip, ta prasme, viską daryti, kad jūs, kai nueisit pas instruktorių, atsisėsite į mašiną, pradėsit važiuoti su instruktorium, kai jums ten viskas sklandžiai, taip va, šnai būtų ir jokių problemų. Tai va, alkūninis velenas sukasi, natūralios apsukos, sakykime, yra 1000, kur natūralios apsukos dizelė ir benzinė yra didesnės. Benzinė visada biški apsukos taip didesnės, dizelė mažesnės. Dizelis gali būti, pavyzdžiui, apsukų ir 800, ir 500. Arba jeigu, ir nuo ko dar priklauso, nuo variklių kubatūros, ne, kuo didesnis variklio litražas, tuo irgi apsukos yra didesnis arba mažesnis. Jeigu variklis mažas litražas, tai apsisukimai yra didesni. Tai tų apsisukimų gali būti, ir 1200 gali būti natūralūs apsisukimai. Aš biškai pasitildysiu jūs, kažką valgot, girdžiu. Tai vat, ir tokie svarbus, nežinau, ką aš ten paspaudžiu, dabar išsigandau, kažką prisidirbau. Čia kažkas speaker, gal gerai bus. Girdit mane, ne? Parašykite į chatą, ar girdit. Aliau, draugai, baikit miegoti. Tai va, girdit, šaunuoliai, bent keli. Va, daug čia jūs dargių. Štuką apsisukimų užvedė į mašiną, ne? Viskas ok. Ir dabar, žiūrėkit, stovi toks dalykas kaip sankaba, ne? Girdėjot, ir aš dabar labai super įdomiai papasakosiu. Šiaip sankaba yra 2 diskeliai apvalūs jie, tik tai aš iš šono dabar juos rodysiu. Jie yra apvalūs blynai ir 2 diskeliai. Tai vienas diskelis, reiškia, stovi, kokia čia spalva jos, žali, reiškia, diskeliai stovi 2 tokie ir jie būna susilietę arba nesusilietę. Jie gali būti tokie susiglaudę arba gali būti tokie atsitraukę ir jie prie to vamzdžio yra grubiai, taip įsivaizduokim, pritvirtinti, ne? Ir tada kitam gale yra irgi vamzdis, kuris yra pritvirtintas čia ir išeina tada tas vamzdis į pavarų perjungimo svirtį. Ta, kur ten greičių dėžė junginėjam. Tai va, tai dabar
Kai jūs išminat sankabą, sankaba kur yra? Sankaba yra kairysis pedalas, va šitas, va matote, ne? Matot, ausė prabėga. Peugeot, mes taip nusprendėm, kad, sakau, kokią norit, kad mašiną jums parodyčiau, sakau, sako, norim Peugeot. Galvoju, BMW, sakys dar kažką, bet sakė Peugeot. Tai va, tai yra pamina, būtent va šitą ir ta va pamina daro tą reikalą. Va, 3 yra. 1, 2, 3. Tai čia vidurinis stabdis, čia gazas, o va šitą, va, kairė, tai su kairė koja spaudžiam kairį, su dešinė spaudžiam stabdį ir gazą. Manai, su to sankaba. Ir kom skiriasi stabdžiai? Sankaba minasi iki dugno, tu ją gali išminti iki dugno, o stabdis vidurinis su dešinė, jeigu spaudai, jisai spaudžiasi, kietėja ir toks, ir negali daugiau nuspausti. Paaiškinsiu, kodėl taip yra. Tai va, tai sankaba, ką padarom? Sankaba numinam iki dugno, ta prasme, sankaba numinam iki dugno. Būna jungia pavarą, paima va tą varičiagiuką ir jungia, bet sankaba nenuminta iki pat dugno ir toks garsas eina, nes tokie skremuliai ten sukasi ir jie ten nori nulūžti visi. Tai va, tai gan, aš dabar gazdinu jumis iš tikrųjų, kad nelaužtumėt mašinų, nei savo tetės, nei mokyklinės. Tai va, tai dabar, kai jūs išminat sankabą, tie diskai atsitraukia vienas nuo kito, kaip pirštam sudaužiau, skaudu. Tai va, ir kai tu atleidi sankabą, tie diskai prisiliečia vienas prie kito ir sukasi kaip vienas. Tai va, tai tą vamzdį padaro tokį. Tai dabar klausimas, sankabos paskirtis. Regitroj testą reikės pažymėti. Sankabos paskirtis yra atjungti variklį nuo transmisijos ir keičia sukimo momentą. Reiškia, yra 2 dalykai, ką jūs darot su, reiškia, šito. Ne vienodam aukštį darėm. Tai va, tai ką jūs darot, tai yra 2 dalykai, ką jūs darot su sankaba, jūs keičiat sukimo momentą ir atjungiat variklį nuo transmisijos. Nuo grubiai nuo ratų, nuo greičių dėžės, nuo viso kito mechanizmo. Supratot, kas yra sankaba, ne? Bet dabar dar vieną dalyką, tu labai greit kaip pajudėti iš vietos neužgesus. Čia yra super dalykas, ką aš paaiškinsiu, čia yra stebuklas, ta prasme. Jūs atsisėdate į mašiną ir jūs galite išmokti vairuoti visiškai niekad neužgesę. Žiūrėkit, jūs turit štuką apsisukimų, jūs turit 1000 apsisukimų, išminėt sankabą, įjungiat pirmą pavarą, ten tą reičiagiuką, ne? Įjungiat pirmą pavarą ir sankaba išminta ir jūs tą sankabą tak atleidinėjat. Kas atsitinka, kai jūs atleidinėjat sankabą? Tie diskai artėja viens šalia kito, artėja. Ir kas atsitiks, kai pradės liestis? Tas sukimo momentas, ta jėga persiduos į ratus, pradės mašiną traukti į priekį. Ir va tas momentas ir yra jautrus, tame momente jūs galite ir užgesti. Kad neužgestumėt, jūs duokit akimirką automobiliui ir sankabai suveikti. Išminiau sankabą, jungiau pirmą pavarą, atleidinėjau, tie diskai jau prisiliečia ir tuo momentu jūs sustabdot sankabos atleidinėjimą. 1 sekundai, 2 galite. Vienai. Tai reiškia atleidinėjai sankabą, pajauti, pamatai, kad apsukos biški krenta į apačią, ir sustink su tuo. Mašina pradės riedėti į priekį, 2 sekundės suveiks sankaba, automobilis pradės važiuoti į priekį. Tada sankaba atleidi visai, pirmą pavarą įjungta, gali kojas abidvi padėti ant grindų automobilio ir automobilis riedės. Nereikia jokios sankabos ir nereikia gazo. Čia netgi, pavyzdžiui, profesionalam vairuotojim, kur tu be gazo mašiną važiuoja, sako, kad tu protėjai, žinai. Ir jie patys nemoka, net instruktoriai patys nemoka kartais mokinti, jie nežino, kaip čia reikia paaiškinti, kaip čia padaryti, ta prasme. Tai va, tai toj vietoje yra didžiulė problema ir instruktorių, ir kai tėtis ir mama pradeda mokinti, tai iš vis, min gazą, davai, čia leidai sankabą, varyk, žinai. Atėjo mergaitė pas mane mokintis praktikos į tą egzaminą. Tipo tai pasimokinti papildomai, kai iš instruktorių mokinu. Jinai tą pirmą pavarą jungia, apsukas padidino, štuką 500 apsukų, aš tik žiūriu, jinai į kalniuką tą važiuoja, supranti, tokią visą ir tik staigiai ten kažkokį tokį judesį, gazą ant dugno, rankinį nuleido, tai ratai cipdami tą mašiną, kai šoko per tą kalniuką visą. Aš galvoju, ta prasme, ką tu čia sakau darai? Sak, man instruktorius taip mokino važiuoti. Aš apšalęs, ta prasme, instruktorius, ta prasme, čia nieko, aš gerą žodį pasakiau, čia rusiškai mokinu jumis kalbėti. Devilas yra kvailys. Kažkokį nesąmonį, nereikia gazų iš vis. Gali važiuoti į kalną, mes su benzinu, dujos, ta prasme, golfu, 1.4 variklis, 50 kW golfe. Vaitokį kalną užvažiuojam be gazo. Turit išmokti važiuoti be gazo, o paskiau jau išmoksit tą gazą naudoti. Jokių būdų pirmą pamoką pajudėti iš vietos su gazu negalima mokinti, patys savo stresą prisivarysit ir instruktorius tik tai primokinsiu jumis, ta prasme, bijoti vairavimo. Tai šitoj vietoje dar kartą kartuoju, išminiai sankabą, lėtai atleidinėjai, pajutai, kad apsukos biški krenta, kad automobilis biški juda, sankaba sustingsta. Ir tada riedi ir gali atleisti sankabą,
padėti kojas, automobilis turi jau apsukas, jam nereikia, tu spaustum gazą tam, kad jis galėtų važiuoti. Jis turi jau gazo, jis turi 1000 gazo jau. Ir jis jį naudoja ir važiuoja, be problemų. Visiškai lėtai važiuoja. Tai va tokia jūsų bus pirma pamoka, toks pirmas pravažiavimas, atsisėsit ir mano mašina važiuoja, aš važiuoju. Tai va, tai toks turi būti jausmas, o ne pirmą pamoką į miestą žmogus mašinas nematęs ir ten bėda jie visus gazdindami. Tai va ir patys savi. Ir paskui sako, aš bijau vairavimo, tai kur tu nebijosi to vairavimo, kad tavo instruktorius išprotėjęs buvo. Tai va, dabar kaip į kalniuką užvažiuoti. Dar kartą, ne? Tai nepykit, bet įkalsiu visam gyvenimui. Tai vat, reiškia, dabar atvažiavom prie kalniuko, sustojimas į kalnį. Dabar belenkai, pažiūrėkit maršrutus, ten esam nufilmavę. Dabar iš Regitros grįžti Regitrą ir ten į kalniuką stop ženklas yra. Ten net profesionalai nevažiuoja, nes ten per kitą pusę pervažiuoja. Kalbu apie mokyklos ir Liepų gatvės kampą, sankryžą, kilimą į viršų. Kalnas toks, stop ženklas, visi kaip bepročiai lekia. Tai tu turi pajudėti iš vietos, neužgest ir normaliai, energingai įsilieti srautą. Visi užgesta 30 kartų ten. Paaiškinsiu, kaip tą padaryti. Išminat sankabą, įjungiat pirmą pavarą, laikot stabdį su koja. Dabar klausimas, ar aš būtinai tą veiksmą turiu daryti su rankiniu, ar aš galiu pajudėti, sustoti įkalniai su stabdžiu, darbiniu, kojinė stabdžiu. Žinau, kad gali, nereikia rankiniu. Čia, ta prasme, yra du variantai. Arba tu su rankiniu sustoji ir pajudi iš vietos, arba tu su stabdžiu sustoji ir pajudi iš vietos. Čia visiškai nėra skirtumo. Normalus visi vairuotojai tikrai rankiniu ten nenaudoja ir tikrai ir jums jo nereikia. Aš jūs išmokinsiu, tikrai jis ir nereikalingas. Ir jeigu profesionalai ten irgi galit pasiklausyti, irgi bus įdomu. Tai va, ir pabandyti. Ir savo vaikus svarbiausiai, kad nesugadintų nei blogi instruktoriai, nei, ta prasme, šitie tėvai, kurie galvoja, kad viską žino. Su tėvais reikia mokintis, bet tėvai turi nieko neaiškinti. Jie turi kartoti tai, ką instruktorius juos išmokino, o ne permokinti. Ateina mokinys, žiūri, kad jis kažkokį prisimokinęs, kas tave, tėtis čia man liepia taip daryti. Šaukia, klikė tas tėvas ten atsisėdęs, kažką sako, norite ateikite pravažiavimą kartu, mes pasikalbėsim, pažiūrėsim, patarsim ir jūs to pačiu padiskutuosim. Tai va, tai negadinkit mokinių ir instruktorių padarytų darbo, tėveliai, jeigu žiūrit kažkas tokie. Tai va, tai toliau. Atvažiuoji į kalną, sustoji. Atvažiuoji, sankaba stabdis. Sankaba išminta, stabdis paspaustas. Įjungia pirmą pavarą. Sankaba išminta, stabdis paspaustas. Pirmą pavarą įjungta, žiūri, nieko nėra, gali pradėti važiuoti. Atleidinėjai sankabą. Iš tikrųjų matai, kad jau galėsi greit važiuoti. Jau tokį veiksmą, tas pats kaip geltonas užsidega. Ką darom? Jau minam sankabą, jungiam pirmą pavarą, pradedam jau ruoštis važiuoti. Lygiai taip pat matom, kad jau bus galimybė važiuoti, tą veiksmą biškį iš anksto pradedam daryti. Išminam sankabą, jungiam atleidinėjam sankabą, atleidinėjam sankabą. Dabar svarbiausia, stebuklingą dalyką pasakysiu. Atleidinėjam sankabą, atleidinėjam sankabą ir pradeda kristi tos apsukos, stabdį laikom, aišku vis dar, pradeda kristi apsukos, mašina dar nevažiuoja, nes stabdį laikom stabdį, pradeda apsukos biški mažėti, toks priekis biški pasikels, nes ratai suka, jie taip biški pakelia priekis, nedaug biški, kelis centimetrus pakyla priekis automobilio, bet jeigu jūs taip įdėmiai žiūrit, jaučiat mašiną, tikrai pamatysit. Tai pakris biški apsukos, pasunkės variklio darbas, ratai biški pasikels. Be jokio gazo, be nieko, laikai stabdė, atleidinėjai sankabą. Aišku, tokioj padėtyje užlaikyti ilgai negali, net lauk 30 sekundžių, kol ten bus tau galimybė, 10 sekundžių gali palaikyti, užlaiky. Paleidi stabdį, mašina riedėti pradės į priekį. Įkalnį, į kalną, jinai pradės riedėti į kalną, jinai pradės važiuoti į kalną ir užgesa mašiną. Kas čia, blema, kas čia tas instruktorius, man nemoka išmokinti. Paaiškinsiu, kodėl užgesot. Mieste, kai jūs važiuojat, nuolat darot ir pagrindinis jūsų bus dalykas, ką jūs išmoksit tokį veiksmą. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Gazas, atleidžiu sankabą, gazas, visada taip darysit milijoną kartų. O kalniukiai